Labuka. Nu ką, pradedam naują dienelę, buvo apsistojęs va tokiai vieteliai. Kelkraštį sustojęs buvau, nes labai šūdina situacija su sustojimo vietom. O kažkas iš galo dabar sustojęs. Lengvikė. Vakar teka biškį ir nusižengt taisyklėm, biškį viršyt laikus vairavimą, nes nėra kur sustoti. Sakau, stateliai, esu stojęs, bet taip nesinori sustoti stateliai, nes vienas dalyks siauras kelšė labai, beje, su Kazlų Rūdos pusėj. Čia praktiškai, ne visą savaitę, bet 2 pastarąsias dienas čia darbavaus. Iš Tauragės į Kazlų Rūdą vežiojau medieną. Tai jeigu nori padaryti, tarkim, 3 reisus, tai turėjau judėti be sustojimą. O jeigu nors kažkur tai būčiau staptelėjęs ir būtų viskas. Ir būtų jau 3 reisą nebepadaręs. O norėjos padaryti ir šiandien normaliai judėti į kitą galą. Tai va šiandien reikės važiuoti į Papilės pusę. Dabar čia gyvenvietė pavadinimą Bagotoji. Nuo žodžio bagotas. O gal kitaip kirčiuojas, nežinau, net reiktų iš tikrųjų pažiūrėti. Čia realiai 2 keliai yra į Kazlų Rūdą. Iš tos pusės, kur aš bent jau važiuoju. Tai vienas yra labai toks, man bent jau tūpskelis, kai asfaltas, vienos juostos asfaltas. Man parodija, tokie keliai yra, jau nekart buvau sakęs. Aišku, ten rusų laikais buvo daryta, sovietiniais, ne rusų. 100% ir iš taupumo. Nors Kazlų Rūda karinis miestelis atrodo buvo. Tais laikais ir oro uostas, ne oro uostas, o kilimo takas buvo. Nors tų kilimo takų sovietiniais laikais buvo daug. Kolūkios visokios dar buvo juk. Bet ten buvo viena iš žemas degalų slėgis. Gerai, kad rytoj aptarnavimas, tai galės tvarkyti. Volvo centre. Tai va ten buvo iš tikrųjų labai didelė bazė. Teka vieną kartą bėgioti toj teritorijoje, tai ten va ten tų keliukų visokių įvažiavimų, išvažiavimų pilna. Kaip atgavus nepriklausomybę dar ten bandė kurti. Nors 3 aviacijos bazė skaitės, bet Lietuvai tokiai mažai valstybei biškį per daug to aviacijos bazių, tai paliko šiai dienai tik vieną. Keturvėminas Zoknios, galim skaičiauliuos. O čia, kaip minėjau, yra siauri keliai ir kaip matot, nėra kelkraščių praktiškai visai. Tai va čia yra irgi nauja Lietuvos kelių, kaip čia tokia čiutne mada. Iš taupumo galim sakyti, kelkraščių nebėra visai. Iškel kelią ir griovius gilius padaro. Aišku, čia vieną dieną galvojau apie tai, kodėl pavyzdžiui taip daro. Iškeltą kelią belė kiek, griovius belė kokius padaro. Nes čia blemba nulėkum, tai čia pačiam be šansų išvažiuoti jau su mašina, kad ir lengvikė. Paskui galvoju, gal dėl to, kad neišplautų to kelią. Nes, kaip saka Lietuvai dažnai, dėl ko prasti keliai, dėl to, kad išplauna. Tai va, gal jeigu tam yra teisybės, tai gal dėl to, kad neišplautų. Čia ant to posūkio vienas iki prieš porą metų čiut nenulėkiau. 30 greitis yra, aš parėjau biškį didesnį greičių. Neseptim, aišku. Lemba vos išvairavau. Jau kelkraštį, jau būčiau nuslydęs, bet da buvo pasnygė, man rodos. Ar plikledis kažkas tokia buvo. Tai gerai, kad galiniai ratai pagavo kelkraštį. Smėliukai ir kai pagavo, tada ir išsitiesinau. Viena iš minčių buvo čia va miegoti, kažkur ten to žvyrkelio.
Ten radau platesnį kelią, tai stojau ten. Iki čia vėl būčiau dar daugiau laiką sudeginęs. Sako, tokia šūdina situacija ir Lietuvoje su tais keliukais, tai jau Jėzus, matos, keliukais su stovėjimo vietom. O čia toj pusėje Kazlų Rūdos pusėje tai iš vis tragedija. Anksčiau Kazlų Rūdos miestelį da galėjai kažkur tai staptelėti. Dabar visur ženklus sustatė. Sunkvežimiam sustoti draudžiama. Ir grinai sunkvežimiam sustoti draudžiama. Tokia, man parodė, yra didelė įmonė, į kurią ir skiedrą vež, skiedrovežiai, ir malkas vež, plokščių medienas, kaip gal gražiau skamba, miškovežiai, ir šiaip atvažiuoji fūras pasikrauti visokių plokščių baldinių, ir nėra jokios aikštelės, kur sustoti. Teritorija, aišku, yra aikštelė, bet ten irgi draudžiama stovėti. Ta prasme, per naktį mėgoju draudžiam. Man sako, tokia parodė yra, kai įmonė didelė ir netgi per visą miestelį nėra kur sustoti nakvynį. Už miestelį irgi tas pats nėra kur. O, Jervė. Dvi, galvoju, kur da viena. Kitam šone. Tai vat, sakau, Lietuvoje aplamai prastai, bet tam gale tai čia ypač prastai. Keliai siauri, be kelkraščių, nėra kur sustoti, vietų nėra, ženklų pristatė, tragedija ir parodija to pačiu. Vat. Yra problemų su mano svarstyklėm, su mašinas, pievas rodo. Čia praeitą savaitę iš vis neberodė. Tai šeštadienį tvarkiaus. Penktadienį buvau išsiardęs šakutę, kištuką ta prasme, į priekabą, kur jungias. Galvojau, ten jau bus, nes ten vieną kartą jau buvo nutrūkęs laidus, kažkaip galvojau, ten pat vėl bus. Tačiau ir laidai viskas tvarkingai, gražiai užspausti. Tai sakau, rozetė. Rozetę išsiardžiau, viskas čiki-briki. Nes irgi pasirodo neseniai buvau tvarkęs, jau nebežinau net kurį kištuką ar kurią rozetę tvarkiau. Vienintelio, ko netvarkiau, turbūt tai yra ABS. Tai rozetės ir kištukai. Ten tai kažkaip tai originaliai čia nepadaryta, visai kitokios konstrukcijas kištuk su rozetė, tai ten puikiai laika. O tie tokie aliuminiai, tai šuts ant drėgmės gaun greitai ir nužaliuoja tie laidukai. Gerai, kad ši žiema tokia buvo šalta pakankamai, tai iš tikrųjų mažai tų druskų buvo. Ne tai, kai ten būn pastovus, pavyzdžiui, atlydys ir šlapia. Ne tokia atlydys, bet tokia minus keli laipsniai arba plus keli laipsniai. Tai tų druskų, kai pribarsta ant kelią, tai tada labai greit laidai pareina. Ši žiema tokia, kadangi nebuvo, tai už tai labai taip tvarkingai man visi laidai peržiemoja. Bet vat, tik buvo atlydys ir iškart parodė savo nagus. Tai pasiskambinau taip vadinamai laidus, nuo rozetės iki pat fiskara krėslą, ten kur yra ta dėžutė, kurią surodęs, kur svorius mes matom. Su testeriu paskambinau taip. Tai reiškia, patikrinau varžą laidų. Nulinė yra ar patrūkusi kažkur. Tai jeigu jau cyp testeriuks, tai čia ir skaito skambėjams. Tai reiškia, laidus tvarkoj yra. Pasitikrinau laidus, viskas tvarkoj. Tai viskas, sako, reiškia, yra priekaboj bėda. O priekaboj, tai įsivaizduokit, nuo pat kištuką iki pat, ne pačią galą priekabas, bet iki vidurio, gali sakyti. Turi laidus tada tikrinti jau. Kurie ten vietoj, ten belia kurio gali būti patrūkęs. Ypač jeigu yra jau tvarkyta, lysta, tai jau žino, kad toj vietoj didelė tikimybė, kad gal ne po metų, o gal ir po metų jau turėsi bėdų vėl. Taip ir buvo. Sakau, reikia po dišlių žiūrėti. Nusėmiau dišliui ten grotelės tas. Ten buvo
ne vieną vietą, kur jau jungta buvo, tvarkyta. Nu, sakau, reikia nuo pačio pirmo pradėti žiūrėti, to jungimą. Atsiviniojo izoliacijas visas. Jo, žiūrė, du laidukai nutrūkė, nužaliavę. Tai gerai, kad man tai pasisekė, kad tokia iškart vietoj radau. Labai, nu, kaip čia. Pats tvarkyms tai neužtrunk iš tikrųjų, bet užtrunk, kol surandi. Tai va, aišku, ten kol nusiėmė ten tas grotelės, kol visas gofras nusiėmė nuo laidų tas apsaugas, kol užtraukėjus nusikandžioji, nusignaibai. Nu, užtrunk irgi tie dalykai tokie. Atrodo smulkmena, bet ta smulkmena dažniausiai ir užtrunk ilgiausiai. Tai vat, kol nusivyniau tuos, žiūriu yra. Aš paskui prisiminiau, kad aš pernai pavasarį, kovo mėnesį, gal irgi kaip tik po žiemos tokia gražesnė diena buvo. Pavasarį, kad ir graži diena, bet vėjuks dažniausiai šalts būna. Atsimenu, miške buvau, tokia iškirsta vietovė prieš metus gal buvo, biržė tokia. O, sako, reikia čia įsistumt priekabą, kaip tik saulikė švies ir susitvarkyti, nes irgi tada svarstyklės neveikia. tą laidą irgi susitvarkiau ir visus laidus iš naujo perjungiau. Tai vat, 5 laidai iš vienos pusės, 5 iš kitos, ir tuos 5 laidus reikia tarpusavį sujungti. Tai sakau, reikės kažkada ateiti visai naują galą, nusikirpti iš bazės ir pasikeisti. Nes ten jau gal 3 vietos tas laidas jau tvarkyts buvo, nu tai jau sakau, kuo daugiau vietų tokių, tuo didesnė tikimybė, kad pareis vėl kažkada. Ir aišku, užmiršau pasikeisti. Nu tai va, toj vietoj, kai pradėjau tvarkyti, tada prisiminiau, kad jau buvau žadėjęs. Aišku, vietoj laidą irgi neturiu. Tai teka vėl ateičiai atidėti, tas ateičiai, tai, kaip saka, nieka nėra pastovesnė kaip laikina. Laikinai pasidariau. Bet žiūriu, rodo viską, nu tai viskas valio. Pasirodo, netiksliai rodo. Šie priekabas sver 5,8 tonas, o man rodo, kad sver 5,5. Nu galvoju, maža ką, gal kažkur sumažėjęs svoris, nors kur tu 300 kg pamesi. Čia kažkokią detalę pamestum, nu tai vis tik nejaustų. Ne 100 kg juk tos detalės. Rungą pamestum, nu tai va, gal kažkiek sumažėtų. Ne runga, ta prasme, visą tą U formas konstrukciją. Bet tokie dalykai nėra pamesti. Nu tai va, žodžiu. Paaiškėja, kad kažkuris tai daviklis pjaun grybą įrodo netikslę informaciją. Nes, pavyzdžiui, čia tik tais ant tuščios priekabas tik 300 kg skirtums yra. Pasikroviau, pasiskaičiavau tą svorį. Koks čia, sakykam, galėtų, nu ne koks galėtų būti, o tarkim priekabai pasikroviau, išsimatau aukštį, proporciją, pasiskaičiau, kiek mašina turėtų sverti. Nuvažiuoju į Kazlų Rūdą priduoti medieną, užvažiuoju ant svarstyklių ir blemba pyst. Beveik maksimali leistina masė įvažiuoti. Be 20 kg. Galvoju, blemba. Ant tonas su virš skirtums buvo. Kur aš pasiskaičiavau ir kur buvo. Galvoju, gal blogai pasiskaičiavau, gal aukščius netiksliai taip primečiau. Bet jau ant ribos, kai jau galėjo apsukti mane ir išvyti iš teritorijos. Atvažiuoju sekantį kartą, jau žiūriu virš tos normos leistinas. Nors buvau pasiskaičiavęs, kad turiu sverti 47 tonas 200. 48 tonų net nesveri, tų, kur leidžiama keliais važiuoti. O svėriau 1,5 tonas daugiau. Nu, tai gerai, kad sutariau su apsauginė įleidą. Nes, blemba, tikrai nepiktybiškai. Kai ten piktybiškai važiuoji, aišku, tada jau yra kas kita, jau tavo sąžinės reikals. Bet čia, tikrai nepiktybiškai tą dalyką dariau. Sakau, pasikrovau, plus pagal mano skaičiavimus turėjo būti 7 tonas 200, pagal tą, ką rodė, sakykime.
paskui kolega važiavo, o tam jau rodo mašinai, bendrą mašiną svorį, pas mane tik kaip minėjau priekabą rodo. Sakau, blemba pasižiūrėk, ar taip rodo ar ne, nesakau, man kažkaip sakau, arba pas to, sakau, svarstyklės pjaun grybą, arba sakau, tada pas mane. Susiskambinom, sakau, blemba, žinok tiksliai, kiek, sak, pas mane rodo, ten, sako, 20 kg, tik tais daugiau rodė. Na tai viskas aišku, sakau, pas mane. Tai va, ką noriu pasakyti, kad tuščiai priekabai 300 kg, pilnai priekabai pakrautai apie 1,5 tonos skirtums. Aišku, vėl, kadangi nežinau, kiek priekaba sveria tiksliai, tai negaliu tiksliai pasiskaičiuoti, kiek ant mašinas pasikrovęs jas. Ir neaišku, nuo kada ta bėda čia tokia prasidėjo. Tai greičiausiai kažkuris slėgė daviklis, kaip pasakojau, svoris yra apskaičiuojams pagal sukeliamą slėgį. Kuo tu daugiau pakrauni, tuo didesnis slėgis susidaro pagalvės. Ir tas daviklis pagal to daviklio rodmenis paskaičiuoja svorį. Tai vat kažkuris daviklis reiškia rodo nesąmonę. Tai vat reiks, nežinau, gal užsisakyti vieną daviklį ir taip per visas tas vietas eiti, jeigu nesiskiria, jeigu skirias, tai problema. Jeigu identiški davikliai, nežinau, tai iš tikrųjų nesukeitęs gyvenime. Jeigu identiški davikliai, nu tai tada va toks žaidimas tik tais. Idėjai. Ir aišku, turi važiuoti tokią vietą pridavimai, kur svarstyklės yra, nes ne visas įmonės svarstyklės turi. Mažuma tik tais, didžiasias. Aišku, kainuoja. Tai va, toks blemba, sakau, susinervinau vakar. Kai nežinai, kiek pasikrauti. Nu tai jau paskutinį reisą, kai dariau, irgi pasiskaičiavau. Dar mažiau, kad būtų to svorio. Tai nuvažiavus taip ir gavas. Net užsirašęs kažkur esu. 1,5 tonos nesigavo skirtumą, bet... Jo, tai kai buvau 47 tonas 200 pagal mano skaičiavimus pasikrovęs, buvo iš viso 48 tonas 700, o vakarė pasikrovau 47 tonas 700, tai vada daugiau, ir rodė 48 600. Na tai va, kaip netitink. 500 kg daugiau pats pasikroviau ir rodė mažiau negu pirmą kartą. Ta prasme jau kalibruotas svarstyklės taip rodė. Tai kiekvieną kartą gali skirtingai rodyti. Sakau, reiškia daviklis kažkuris tai yra. Atvažiavau į sandėliuką. Va dulkių kiek reik vandens, reik lietaus ta prasme. Nes žiauriai sausa yra. O miške ypač tos dulkės tokias tamsias yra. Ne tai, kai žvyrkelį kokį pravažiuoja, tai tokias išvėsumą, nu ne į baltumą, bet tokiai labai tokia pilka. O čia į tamsumą tokia tamsiai ruda. Taip, pro šakas prasibrūžinam. Dabar užvažiuoju, čia Tauragės sandėly esam. Užvažiuoju per tą vietą, kur buvau sėdęs. Kur buvo timberis pritraukęs to juodžemį, jeigu atsimenat, kur atskabinau priekabą ir su šniūru, su virve išsitraukiau priekabą. Tai va čia va kaip tik priekį tą vietą. Tai dabar jau tai čia pasaka. Viskas išdžiūva. O čia tas kaip tik ta vieta, kur buvo priekaba sėdus. Nu tiksliau ne priekaba sėda, aš pats buvau sėdęs, bet nebegalėjau priekabas ištraukti. Tai va realiai čia jau mediena praktiškai, nu ne visa, bet didžioji dalis jau išvežta. O man dabar reikės pasikrauti taras. Kitoj pusėje reikės į kitą pusę pervažiuoti. Tiek bebus likę. Praktiškai tik tai malkas. Malkas, arba kitaip tariant, plokščių mediena. Nu, šiandien tokia vėsesnė diena, tai reikia ir striukę užsimesti jau. Prieš tai čia buvo pasaka.
vėjas neužput, saulutė švietė, čia po mėgstuko galėjai darbuotis plonu. Va, tai man dabar reikia susikrauti tą pušies tarą. Realiai čia tiek įbelikė tos medienos. Rastai visi išvežti. Tara irgi praktiškai, anam gale nieko nebėra, ten buvo rastai, lapuočia tara. Tai vat kas čia yra likę, tai drebulės, malkų, ten biški šūda visokia, lapkė vadinama, pušies popiermedžia, apie 2 mašinas čia kažkur tai yra. Nu, 3 mašinų nebus sudėjus, nes šitos drebulės tiek tėra. Smėliuks va birus. Kažkur karvelis subui. Nu jo, čia yra apie 1,5 runga kažkur tai bendrai sudėjus. Nu, tarkim, sakykam, 2 rungai. 2 rungai. Nu taip. Grubiai skaičiuoju 3 mašinas likusias. Čia pušies popiermedžia, sakau, apie 2. 2 nebus, aišku, bet apie. tą sudėti ir dar ten priekį yra eglės popiermedžia. Nu tai 3 mašinikės. Buvau skaičiavęs pradžioj, kad 7 mašinas, tai vat 4 išvežiau, 3 liko, taip įgaunas. Va, kaip minėjau, man susimės tą popiermedį tarą, tada pavažiuoti į priekį. Užsimesti eglės tarą. Ir praktiškai bus viskas. Į tai, ką žiedą sutalpinsiu. Ir jeigu jau trūktų, dar yra sausuolė. Bet sausuolė jau čia paliksim paskutiniai vietai. Nes sausuolė taras nelabai kas nori. Yra įmonių, kas perka, aišku, bet yra kas kratos. Nu ir ten, kaip minėjau, yra popiermedis eglės likęs. Tai ten buvo, blemba, didelė krūva. Šiaip 2 krūvas buvo. Tai 3 mašinas drąsiai yra. Bet, nu, o mes netempam gumos ir einam krautis.
Nu va, pasikroviau. Tada reikėjo biškį užtrukau, nes reikėjo pasireguliuoti vieną rankeną. Kažkaip labai jau į kojas kliūn. Į vorikį yra išdilusi ašeliai tokiai. Tur laisvumą šiokį tokį. Tas šioks toks. Per pačią ašelę nedidelis palyginus, bet kuo toliau tuo, prasme, kur jau rankenas viršui, ten jau atstumstas yra didesnis, amplitudė didesnė gaunas. Ir kliūn. Per daug paveržė kliūn į rankeną šonę. Į atramą, į apsaugą tokią. Per. Į kitą pusę per daug pasukė. Į kojas kliūn rankeną. Irgi toksai blemba. Palei kojas brūžinti. Su dešinė rankena viskas normaliai, su kairė brūžinas pašovai. Ta viduriuką sunku rasti. Na, bet čia, kaip sakant, mėlačius. Blemba, sušilau, iš tikrųjų atrodo tai vėsiai, bet sustriukė per karštą. Po to plono megstiniu tai per vėsų. Nu ką, dabar išlinguoti, blemba, sako, kai reikia lietaus, nes dulk tai belia kaip. Ypač kai vėja nėra, tai pravažiuoji. Jeigu greičiau prajudi, sustoji, vis tiek tas gūsis iš paskas, kai eina, tai visas dulkių kalnas taip į pravarą. Junka manualą, nes čia užknis pavaras junginėjas iš 4 į 6 pastoji, besilinguojančią. Smėliuks toks matos, palait. Tas sako, miškiams toksai būn kartais. Čia tai dabar da toks kaip žant žvirkelė, bet kartais būn toksai ruts, blemba. Mašina kaip pasidėm tokių sluoksnių, tai... O, ekonominį režimą šis įjungęs. Įjungam biškį jėgos daugiau. Vis tiek reikės. Tai taip jau buvo. Tos pasikrovo, bet sausuolis netilpa. Sausuoliai taip, kaip minėjau, nelabai kas nori. Nežinau, ką man nuspjaun. Jeigu nieks nenori, nu bet aišku, čia jau. Tas žmogus, kuris vadovauja pėdimams atsakingas už tos dalykus, tai čia nėra ko įkištis. Bet, kaip sakant, dabar malkas su jais.